Eina mašinos. Jie, žinau, mane sulėjo vakas. Tai jo, man irgi tas pats buvo, aš ten turėjau, buvo 2 Ferrari prie viešbučio, reikėjo juos biškai pafotkinti, be maikės varėm. Rėjus, dėkoju už follow, labai ačiū. Tu Audi fanas, aš asmeniškai šičia palaikau, yra viena Audinė S4, nes pažįstamo ir Camaro. Irgi pažįstamo. Oskaras dėkoju už follow, labai ačiū. Kviečiamas į startą dabar. Camaro gal iš Jenova? Nu, Valdemaro. Tikrai jis taip pat. Tesla bandė įrodyti kažką. Bandė, bet ne kaip gavosi. Kaip ne? Patraus, kirto tas visai. Trečias, ja. Opa. Pirmas visai. Taigi kelintos dragai, nežinau. Gal X6M geras, jo. Su X6 čia competitionas. Čia. Galingi automobiliai ir... Krašinėm važiavo, jo, baigėsi, iškrito jisai. Prieš ką jis dabar RS7 prieš X6 kopą. Unique Motorworks X6 jam paims, manau. Aš už X6 iš tos situacijos. Taip, ir tu. Žmonės pilotuojantis dviračius, laukiame, kada jie atvažiuos ir saugiai žiūrovams stebėjimo zoną. Ir tada jau įjungsime visus dažus. Žiūrėk, jį. Dviratininkai prašom giliau įvažiuoti. Audi ims, aš už X. Na, aš manau, kad gal Audi ims, bet aš už X, aš norėčiau tikrai, kad X laimėtų. Nors labai, čia toks rimtesnis X6, čia nepaprastas tavo, ne average X6. Competitionas. Quattro sistema, jo, bet... Čia X6 irgi geras tikrai. Spaudimo darimas priešininkui, tada būtų vienodi. Ir Mariušas dar lėčiau važiuoja prie starto. Vėl startina BMS. Ką? Vėl startina BMS. Raudonas pomidoras uždegtas starto eglutėje. Kam? Mariušo Lenkinovič keliauja į priekį. BMW's fall startą iššovė. BMW's fall startinom. Nu, jis rašo debilas. Kad pa fall startinom. Vieni vartai, tai fall startas buvo. Bet Audi būtų paėmus, bet fall startas. Audi pilnai ėmė. Giedrius, dėkoju labai už follow, ačiū tikrai. Mano Audi finalai sugalvo. Čia yra prie Palangos. Čia už Aurum trasos. Olio, tavo dėdė parvežtų mumis į Palangą, tu pasas kas ir. Nežinau, kokios. Dabar įsišėčiau savo mašiną, žinai. Nes pirmai čia sėdėjo, dabar išėjo. Tai jo, tai jam važiuoti reikės. Jau to jo. Gal, nežinau, šitą. Galima top 16, top 8, top 4, tai
Aš už tavęs, nu, baba. Ir jį gauna su tarpai. Du pilotai neturi to priešininko ir tam, kad neįkvoti mūsų nervai, turėti jau vieną važiuojant automobilį trasa. Tie važiavimai yra nevykdomi, iš karto automatiškai užskaitoma pergalė dalyvių. Bet kur priešininkas... Karolė, dėkoju iš follow, ačiū labai. Taigi klasės dalyviai yra kviečiami... Katinukas kažkokia, katinuką mūčis, dėkoju. Koks BMW Fall pagavo? X6 competitionas. Būsi ralyje, kokiam ralyje? Ir Justas, Justai, Golfo. Dabar plečiam automobilį kasdienį. Troleibusas irgi dirba savo darbą, nes žiūrovai norintys migruoti į 1000 km pagrindinę trasą, galit pasinaudoti tuo juodu vanu. Su juodu autobusiuku, ar ne, kuris ką tik pravažiavo. Ai, 19 dieną, tai gal tu apie Aulumnų tipo lenktynės kalbė pačias Stuko 6. Ir su šio automobiliu jūs galite būti saugiai nuvežti į pagrindinę trasą. Nors... Tai jo, tos lenktynės tai aišku bus, būtinai. Svarbu, kad mes sulaukime visi šių varžybų Tomasų. Čia Palangos Dragė 2020. Opa, Golfas. Justas Pečeliūnas iš Kauno su Volkswagen Golf. Ne visai patenkintas sukibimu šį savaitgalį čia Palangoje, jau atvažiuoja į trasą. Daily įskaitos laiko indeksas yra 13 sekundžių. Galima važiuoti greičiau ir... Golfas, jas, Golfas. Mes norėtumėm į porą sakyti dabar... Majukas, dėkoju už follow, labai ačiū už follow. Davai pasiekėm kam štukų laikų. Reiškia, galėsime gazuoti. Opa, Fiatas. Nu, Abarfas, nu tas pats. Šitas. Priekiniai faras. Pasišildyti ratai. Būdų priekiniais eina. Kartus Lietuvos ragos čempionas. Bus įdomi čia. Važiuotis apskritai gyvenime tik su golfu, jo žmona taip pat Ieva Pečeliūnė nepilotuoja. Golis, gali būt. O Justas... Opa! Ačiū labai už 5 žytas šiauriai, dėkoju. Ačiū. Jau gal ant ledų išeis. Benzas yra nemat, vėl grįžtas nedidelio. Ir dabar pratinam, tiesą sakant, prie naujų konfiguracijų. Aš paprašysiu jūsų visų atgal. Paimk paką. Čia? Tik į tą bortą. Giliau jau į bortą, nes mašinas pravažiuočiau. Atstūmė mumis, karočiam. Man čia realiai patogu dabar. Eiktų įnešti. Važiuok kokia Audi. A7. Opa. Debeliukam tvorą pasakė, tu kad alai ėjo žmonės, už kitos tvoros ėjo, tai per juos. 881 prieš jūsų 920. Taip patogu buvo. Taip stovėti. Audutė. Audi A7. Ir 2 kartus Lietuvos čempionas tampa žiūrovų. Sveikinam Tadą Kubilių. Audi Easy jums. Ne easy, bet jiems. Ir Mikhailas Sensila, BMW M6. A7 prieš M6, nu tipo, žiūrėsim. Ne easy, bet tavo. Fireboy, ačiū už rašytę, dėkoju. Audi mokamas. Mokamas renginys. Iš tos pusės mokamas, iš kitos nežinau. M6 spėjame. Klasoje yra BMW, bet šuliniam reikale Audi laimika kovą. 13-23 pasiekimas su BMW, o Audi 13-24, bet laimėta kova.
Jo, ten su M4 tenai baisiai buvo, jo, tenai, tenai realiai žiauriai. O kurioje pusėje esi? O aš kaip supras, kurioje pusėje esi? Kairiai? Čia Mersui nėra šansų, man atrodo. O šitas Mersas, jeigu neklystu, nestokas. Tikrai nestokas. Na, bet jo, M3 kol kas ima. Daug kas Mersas jau. Erikas jau turėjo vieną pergalę šios finaluose. Gerai paėmė. M3. Ten 3 kam? Jo. Mersas laimėjo. Mersas paėmė? Mersas paėmė. Eik tu. Audinė jums. Patikėk manim tą džetą. Nu, aš manau ir audinė jums šitą, bet patikėk manim tą džetą yra baisas dalykas. Karas Edits labai dėkoju už follową. Ačiū tikrai. Ne, Audi turėtų paimti, bet čia tą pašaudo. Jo. Ką? Full startas? Audi. Nu ir Audi pralošė, full startino. Tikrai nubaus galutiniam rezultate. Taip ir yra 12:04. 2-4 full. Kaip tu? Žinant, Audi. Į vienus vartus Julius gavo šitoj kovoj. Sveikinam Deividą Sverčių. Žiūrėk, Audinė kitaip. Jo, žinau, ta S7 yra nesveika. S4 prieš S7. Bet ant tos S7 daugiau arklių negu ant RS7. Šitas rimtas. Ten S4, ten S7. Tikiuosi. Aš už S7. RS7 turėtų. S, tenai S, jo, ten feikos. S4. Tenai ne RS7, tenai S7 paėdė. Žiūrėk, aš čia. M4 gražus, nu gražus. Parota geltona lava. Audi. Audi. Na ir dar viena kova startinėje klasėje. Marius Josis BMW M4 Audi ir jums. Dominikas Alesinovičius. Žiūrėsim. BMW M6 bus, žiūrėsim. Aš už BMW. Bemas čia turėtų, bet aš tikęs. Man tiesiog, nu, savininkas draugiškas šito BMW labai patinka. Dėl Audinės aš nežinau. Audi visi savi. Arvidas, dėkoju labai už follow. Ačiū tikrai. Apavtom 2 gražiausia mama mašina. Kad labai graži, tai faktas. Patenka į top 4. Audi falstartino, Bembas paėmė. Galbūt Audi paėmė. Ne, sakau, Bembas laimėjo tik dėl to, nes Audi falstartino. Jo, Audi per greit išvarėm. Audi per anksti išvažiavo pomidorai visą. Bembas laimėjo. Būtent ją dabar. Per kur rodo, nežinau šito. 9-3. Per live. Nu jo, aš rodau per live. Pomidoriukas, bazaras. Kantrybė. Oras leidžia mums tęsti toliau varžybas. 14 valandų 10 minučių. Afganistan dėkoju labai už follową. Loftas dėkoju labai už follową. Triratukų išvažiuoja. O, basla, per taupai. Ai, ten dar stabdyti. Laiko važiuosi. Kai pagalvoji, Dragon Sportas, ką tai reiškia? Mes sėdim, žiūrovai, žiūrim, stebim, matom Opa, dėkoju už mažytę, ačiū Denis, dėkoju tikrai.
Audi įsibėgėjo čia, bet BMW visada sustumai. Nu, ne visada, bet būna tikrai tokių. Tikrai būna dažnai. Čia sako. 10 sekundžių, 15. Ir jie visą dieną laukia. Deimis dėkoju labai už rašytą. Ačiū tikrai. Gal pasaulio šviečia? Opa. Pas mus kol kas irgi šviečia, bet nežinau kiek ilgai. Tiesiog tu jam. Metus laiko, realiai, jeigu, sakykime, Dėkoju labai už rašytas. Čia ir dėkoju visiems, kas kipstina. Ačiū labai. Dėkoju už rašytą, Elija. Denis dėkoju už rašytą. Ačiū visiems labai. 10 sekundžių Tikrai dėkoju. Blet, ir nusprendė važiuoti. Jūs rimtai. per vieną dieną žmogus suvažiuoja, jausmą patiria. Laimėtoja, klasės. Tai yra 5 varžybos. Minučių gyvenime. Buvom labas. Tai yra bet Katrina Dragas, jie paslenka visus dalykus iš šokrai važiuoja į klasę. Dėl tų reikalų. To savo vėliau. Jo. Ai, išvažiuoja su dviračiu bachūras. Drona pakėlė. Piktas dėdė vėl pyksta. Baigėsi draugai. Ne. Tiesiog mašinas parvarė iš tos pusės. Tuoj bus. Vėl pas mane lies tais orais, tai va, čia vasarą. Jo. Reikia nuomų. Davai patapinam visi tuoj kemštukų laikų, davai. Pasiekėm kemštukų. Darysiu šitą į tas pagrindinę. Aš vakar ten buvau su VIP. Bomba. Kur video? Video bus kažkada. Aš ar turiu ten seniai sudidinęs GT3, tiesiog nežinau, nepausnu paskutiniu metu daug. Jie labai debilų. Rusai puola. Crazy. Pašalinių žmonių. Prieš eismą važiuoja. Gal teisės sako. O, tas dėdė pizdė atrašinė. Ačiū už follow, dėkoju. Kiek VIP kainuoja? 100, man atrodo. Superfanas 100 šiandien. Ne 100 lamų. Nežinau, 100 kažkur plius minus. Ai, nu jeigu jame negerina, tai... Ai, jo. Va čia tai aparatas. Šits laimėtų prieš jis. Sačiau gazuojasi. L4 daug dalyvauja. Nėra L4. Ar reikia užsiregistruoti, ko yra? Jeigu dalyvauti po kaip dalyviui, tada jau per vėl, jau viso. O jeigu tiesiog tu nori čia ateiti, tai iš tos pusės 10 eurų bilietas dienos. Ačiū už šerus. Davai, tokiam štukų laikų. Nedalyvauti. Tai tenai 10 eurų bilietas ir galėtai Tesla gaus. Žiūrėsim. Nemanau. Kiam štuko, ačiū visiems labai už palaikina. Tesla gaus. Šitas Teslas yra žalias Bolidas. Dar neišvažiauti dviratį. Ar tas dviratininkas neišvažiavo? Saulė labai. Dėkoju labai už follow. Ačiū tikrai. Tesla, jeigu dar yra pleidų, bet yra ir R8 su štuka 2 arklių, tai... Tesla tai bėgite.
Kem 4 follower trūksta iki 2500. Jeigu išeina per šį laivą, pasiek čia bus crazy laivas. Tai kurie tau dabar važiuoja? Ar treniruoti čia dabar vyksta? Ne, čia netreniruotės. O, ačiū visiems už followus, ačiū visiems, kas pafollowino, dėkoju, labai ačiū, tikrai dėkoju. Čia finalas yra? Ja. Kem followerių trūksta. Žuklė, jums dėkoju už follow. Tesla 500, ja. Jasna, Tesla nebausiu. Tesla paėmė. Na, kiek man gaila, bet Tesla. Audrius, dėkoju už follow. Ačiū labai. Čia pledas? Čia ne pledas, čia pašimtas dar. Eik, tada užvab. 10 metrų dragas. Ne, 400, tu. Ai. Opa. Atrodo. 11:53, Klaudijus Autis važiuoja per greitį savo klasę. Ai, Audi per greitai pravažiavo. Nedidelis pažeidimas, bet visgi pažeidimas ir Ačiū už šerus, ačiū už laikus. Kas paėmė? Tesla. Audi paėmė. Nu, Audi paėmė, bet Audi per greitai pravažiavo. Tesla. Galbūt dėl to, kai išryžtama. Nu, dūmų yra. Nu, truputuką. Laikai paskaičiuoti. Gvidas Mikaločius, BMW M5 prieš Luką Karčiauską. Prieš M5. M5, man atrodo. Čia yra 6. Per kiek laiko greičiausiai pravažiavo? Ant kvalifikacijų buvo 992, man atrodo. 9-9, žodžiu, 9-9 kažkiek. Ačiū šeris. When the race starts, tai the race has already started. Share the live, ačiū labai, kad šerinat, kas laikinat, visiems, kas followinat, labai dėkoju, kas giftinat, o Fireboy dėkoju už giftuką, ačiū tikrai. Dar vienas tiesosis. Full startino. RS6 per anksti išvažiavo full startino. Skai spalva ant F9, jo, ant F9 kreizės spalva. Bandana, ačiū labai už follow. Fireboy, ačiū už rožytę, dėkoju. Ir tai yra klaida, iš paulo į pusę. Tiesiog klaida. Vieni vartai, tai full startino. Vis tiek būtų, nu gal. Mikailas Motanovas, BMW M5 prieš Mariuš Alentinovič, Audi RS7. Šitą live, kišiams follow, jo. Davai, tram 4 followerių trūksta ir turėsi 500, davai, kas gali pafollowinti, kad kam negaila. O kodėl laiko nesivada, pareguliuok per laiką. O man matas, ką žinau, kem 2 štukas 500 yra dabar. Tai baig tep. Ačiū visiems, kas followino, labai dėkoju. 1-4, čia 402 metrai. Kad dėkoju, Audrius, dėkoju labai visiems, ačiū, kas followino. Atsiprašau, ko nepamatau, tikrai atsiprašau. Šišmen, ačiū už follową. Dabar, ne apie tai, kol kas BMW M5 prieš Audi RS7. Abudu full startino, man kažkuris full startas tikrai yra. Mariuš Alentinovič, Audi RS7. Vikse, dėkoju už follow, ačiū už šerus visiems, ačiū už laikus, dėkoju. Net nesimanau, ar tai tas vėliavas. Ar full startas ar ne? Jo. Ačiū už follow, dėkoju. Tu filmuot nemoki? Ačiū.
Okei. Pagyrimą pasakė. Turėtų būti grįžimas. Kadangi lieka dvi galingiausios įskaitos. Gaila nurodo rezultatų. Jo, tas man irgi nelabai patinka. Sokas ir Strytas suvažiuoja visi į Anagalo, pravažiuoja trasą ir neusifiksuoja rezultatus ir antriai laukia, kol bus galimybė juos pranešti atgal į dalyvių kvartą. Ir Lietuva, jo, Lietuva, rytoj bus, jo, Dovydas dėkoju labai už follową. Ultra Streetas 4 Ultra Street. stipriausi mus domina šiai akimirkai. R8 GTR ir kaip dar Street. Nežinau. Sveikas man taip. Kelintą valandą per Teleco kanalo per TV6, man atrodo, turėtų rodyti Aurą. Bent jau anksčiau sakė, per TV6 rodydavo. Ir ar nuo 10, ar nuo 12, dabar nepamenu. Sveikas oras nekoks. Kol kas geras, kol kas labai gerai. Krišmaltas dėkoja labai už follową. Dėkoju už follową, kur dalyviai apsistoja, aš nežinau, kai kurie varo namo, kurie netoli gyveno, o kai kurie, Palangos viešbutyse, manau. Tai svečius nori? Šitas tai nuvirs. Stengiasi padaryti. Man yra 187. Ai, tai bomba. Tai kas būna, jeigu aš vają paprašiau. Dabar, patrauk. Kas bus, jei lietus pradės, jeigu lyja, viso dragai nebedraguoja. Nulis labai dėkoju už follową. Kur čia yra Klaipėda Palanga, net už Aurumo trasos. Jonas dėkoju labai už follową, ačiū tikrai. 19 followų ir trūksta iki 2500. Malaikas, kam negaila, davai pafollowin. Jau 777 dėkoju už follową. Reikės tamsint labai ekraną procentų. Ai, pada powerbank. Kiek pačias lenktynės kainuoja, kur bus rytoj 25 eurai paprastas bilietas, tada, jo, pas mane yra 100 man atrodo VIP ar 120 ir VIP Superfano 100 šiam ar 100 pam. Marius, ačiū už follową, Matau, ačiū už follową. Girdėjai ištrauk šitą kažkur iPhone'ą.
metų Superfan, dar nežinau, žiūrėsim, kuris bus. Ne, bet nemanau, kad aš jums tos vipinius, man neverta dėl tų pitų ten į tiek mokėt. Žiūrėsim, gal, bet turit būsi ten, kur bus jau tos lenktynės. Jo, aišku, būtinai. Nesąmonė mokėt tokius pinigus, kad žiūrėt tokias lenktynės. Jo, bet ir ne vienu metu, nu, tipo, su Superfanu tu įeini į pitus, tai, tipo, ten įdomu, bet, na, ar verta, nesakyčiau. Ir dar plius ant šitų lenktynių, ten 16 mašinų, man atrodo, yra, tai nemanau, kad varysiu šį kartą į Superfaną. Ar mokamas renginys, čia į jo reikia eurų bilietą, jeigu iš tenai atvarai. Iš tos pusės aš nežinau, ar mokama. Priminsiu tai, kad šiandien 18 valandą tiksliai transliuot kada pradės. Nežinau. Tikrai nevertas, jo, šiek taip sakyčiau. Tai visi vėlgi turėsime grįžti į pagrindinę 1000 km teritoriją ir rinktis vėliau prie scenos. 18 valandą apdovanojimai pagrindinėje scenoje po Superpolo. Davai, 15 followerių liko, davai, kas gali, prašau. Tiek vakar dienos varžybų nugalėtojus, tiek šios dienos pačius kiečiausius. Kas laimėjo Dragus, dar nesibaigė. Vieną RX7 vieną. Ir sudalyvaukite Savo grupę. Pradėjus dėkoju už follową. fotografijos ir Žmonių nedaug, nu, tipo, nu, yra, bet, nu jo, nėra daug, tikrai. pasauliškai, net ir Manau, negaila vieną kartą į metus. Nu, bet ar verta? Tipo, jo, nu, nėra gaila, bet ar verta? Dėl lenktynės su Draga. Tai kad dabar tenai tos treniruotės vyksta, tai nieko. Dar dėkoju už follow labai. Kiek liko 8 ir 4, dabar nežinau, dabar nesako, dabar jau nieko nekalba. Kelinta lenktynės bus, nepasakysiu, nepataisė. Tarp 10 ir 12, galim, 11 gal. Ką? Ačiū labai už follow, viskas follow, dėkoju. Jau greit kvalifikacija, čia ne kvalifikacija, čia finalai jau. Lenktynės 11, ai va, jau. Nolkas važiavo, nežinau, pavardžių žinok dėja, bet nežinau. Kada apdovanojimai, kada pasibaigs šie dragai, tada ir apdovanojimai. Ai, tipo trasoj kvalifikacija, ai, jo. O, pagaliau gal važiuos jau. Vėjas pakilęs, bet nestipriai. Roliuksas Palangoj, čia į lekciją. Roliuksas Palangoj dabar? Tipo, Tekar Poršas, ten vienas iš man. Aš matęs į Klaipėdą daug kartų, bet... Roliuksas Zaivys būtų, ne? Jo, nu taip aš Palangoj mačiau, bet jo, tikrai nesupičiau dar kas matyti. Dabar, kol jie čia nevažiuoja, kažin, nueit mašinas jums parodyt, ar ne? Ar, ne, tu vienas turės vietą pasaugot. Ai, palauk, čia gal važiuos jau. Eik, nu tai palauk, važiuojam, jeigu dabar neatvaro. 8 km ar 8 km. Ai, ne, pradeda važiuos. Ja, va, jau atvažiuoju. Parvarom. Čia ne 8. Ne.
Čia 8,5. Tvarkai, ponios ir ponai, tai tą pertraukėlę mes jau gesinam. Kem 6,5 kalai. Jo, davai, biškai dar patapinam. Davai, 5 štukų laikų pasiekiam. Top 8 tikslas suvažiuoti iki top 4. Girdi Roliuksas panašiai, jo, man tą patį sako, bet o kurioje vietoje, parašyk man į snapą. Ne, aš net nežinau, kiek aš dar filminsiu, bet nu, kažkiek reikės. Patapinam, jo, davai, 5 štukų pasiekiam, davai. Tos pačios taktikos. Gerai, tai laukime, kad Tomas kažkoje kovoje. GTR'as prieš M8 Ten moteris yra, ne? Tai žinau. Tipo ne tai, kad pažįstu, bet žinau. Mano šalia važiuodavo. Ačiū bos už follową, labai dėkoju. GTR'as paėmė? Ar ne? Pala, nesupratau, kas paėmė. Tai yra GTR'as 4. Ai. Davai, žmonės 12 followerių liko iki 2500. Davai, pafollowkit, kas gali. Ai, tai GTR'as pralašė, jo. Jo, 8 PM. Paėmė. Opa, S5 prieš 4 cam. Ugnius, sveikas. BMW lenktynėse nelabai drifta, tai kad žino, ką tik paguldė GTR-ą. Gailius. Taip pat visai neblogas važiavimas, viskas pramiegota iš Modesto pusės ir reakcijoje, ir Modestas taip pat buvo lėtesnis trasoje. Audi keliauja į priekį. Tai tas pats GTR iš mūsų šulės, jo, ten tas iš mūsų šulės GTR. Oranžinė Audi prieš Mariušą Lencinovič Audi. RS6 prieš RS7. Aš jaučiu, kad visai apylygės jėgos dabar stovi trasoje. Pilkas karvėms. Personalaus, gražaus, gero važiavimo. Pergalė atitenka oranžinės Audės driveriui, Pauliui Valentėnui. RS6 paėmė. Oranžinis paėmė. Važiuoja distanciją idealiai, 10 ir 90. Žmogus dangus, labai ačiū už follową, dėkoju tikrai. Šitą pilką tikrai jums. Nu, žiūrėsim. Gailius. Nu, aš irgi už gailių. Už pilką. Dar viena para, Deividas Gailius iš Klaipėdos Neptūno. 10 followerių liko, davai. Marčius, sveikas. GTR, Aha. Nu dabar į top 4. Oho, pagaliau. Tas labai. Sveika, Davai, Gailius. Ai. Eik tu. Jo, gerai, va, čia jau bus įdomiai.
perspaudžia ir palenda po Kas? klasės laiko indeksu. Važiuoja Kas? per greitai 10 ir 8. Gailis laimėjo, nes Gailis atsiliko. Tik 10,9. Realiai Gailis atsiliko? Aleksėjus važiuoja puikiai. Geras reakcijos laikas. Gerai suvažiuota trasa. Ai, ne, Gailis nuprakas. Ir tikrai rimta graži pergalė. Bravo, Aleksėjus Patovas. Gailis perspaudė. Ja, Gailis pagėtų. O, R8 bus. Jo, R8. Čia jau rimčiausia klasė. 9,9 sekundės. 9 sekundės. Nu, davai, žiūrim. R8 prieš pledą. O, čia R8, jo. R8 gaus kaip nestokas tas R8. R8 turėtų baigti. Klasėje pirmukas. Ai. Tesla paėmėm. R8 per greit važiavo, dėl to Tesla paėmė. Neišsikraus batarkę, nu aš su powerbanku. GTR asims dabar. Žiūrėsim. Katuose pirmukas pirmą vietą paėmė. Jo, pirmukas šitas tikrai labai greitas. Matytas man jisai, žinau, tikrai greitas. Ai, apie Teslas batarkę, nu, visko gali būti. Mindaugas Staniušis su GTR prieš Darių Norkų BMW 118. Rankos netirpsta, nu nieko baisaus. Ai, GTR, kažkas po startino. Pirmukas po startino. Ar ne? Ne, man. Visiškai nemylė, kadangi pamatė priešininko klaidą dar prieš pat startą. Ne, po startino. Pirmukas laimėjo, nes GTR kažkas ten buvo.